Sveiki, žiūrėkit, ką praneša Respublika, kad Belgijoje antimilitariniai aktyvistai, kovotojai už Palestiną, įsilaužė į fabriką, sudaužė kompiuterius, dar kažką ten ir padarė 1 milijardo žalą, galvodami, kad tankai skirti ten ir dronai Izraeliui. Paaiškėjo, kad tankai ir dronai skirti Ukrainai ir dabar Ukraina kokį mėnesį negaus ginklų iš tos gamyklos. Gamykla dievagojasi, kad 20 metų neprekiauja su Izraeliu. Ir dabar tu suprask, kaip jie galėjo sumaišyti gamyklas. Gal tie Palestinos kovotojai kažką žino, kad gal parama Ukrainai tai keliauja į Izraelį, o gal parama Izraeliui keliauja į Ukrainą. Nes tokių klaidų nebūna, kaip galima suklysti, padaryti žalą už 1 milijardą, netyčia. Čia kažkas tuo norėta pasakyti, nes mes tik tai įtariam, kad tie gali būti susiję. Ir žiūrėkit, kaip ten Šakalienė skrido pasirašinėt, kaip dabar generolas Tutkus atkreipė dėmesį, kad jam generolaujant, vadovaujant kariuomeniai, Izraelio karinė pramonė veržėsi į Lietuvą, buvogi atskira laida su Giedre. Tai čia tokie atsitiktinumai yra atsitiktiniai atsitiktinumai, neatsitiktinumai. Dabar kita naujiena. Liepos 1 dieną kalbėjo Aleksandras Lukašenka ir pasakė, kad labai keistas dalykas, kad galima atskristi, subombarduoti valstybės kažkokias tai laboratorijas, nes valstybė kada nors ateityje gamins atominį ginklą. Jisai apie Iraną ir apie Ameriką pasakė. Ir sako, taip elgtis negalima. Iranas jau, reiškia, turėjo teisę turėti prevencinį ginklą, kad nudaužti ten tuos visus lėktuvus. Ir vadovaudamasis Irano pavyzdžių, pabrėždamas, kad jisai negamina atominio ginklo, bet gali irgi kam nors susivaidenti, kad Baltarusija gal gamins ateityje. Ir kad davė suprast, kad gali ir pas jį atskristi, pabombarduoti. Paprašė dabar Putino įvykdyti susitarimą pastatyti Orešniką Baltarusijoje. Aš spėju, kad Lietuvos rytas tai nieko nepraneš. Tai čia vakar dieną jisai pranešė, kalbėdamas, kad mato paralelės tarp savęs ir Irano, kad ir Baltarusija gali apkaltinti, nes jisai, kaip sakoma, paskutinis Europos diktatorius, tai kad diktatorių nuversti, tai aišku, reikia apkaltinti, kad jis nelegalų ginklą gamina. Lygiai taip pat Kamenėjų prilyginę diktatoriui bandė nuversti. Na, o apie nediktatorių Zelenskį tai tokios dabar šnekos, kad Porošenka, buvęs prezidentas, jį apkaltino diktatūros įvedimu Ukrainoje, nes jisai pritaikė ir jam ir dar keliam politikams sankcijas, ten apribojo turtą, apribojo keliones. Ir Porošenka neseniai pareiškė, kad jeigu reikės, tai jisai ateis valdyti, kad jisai geriau valdys. Jeigu čia nėra rinkimų, jeigu čia ateina kažkas pasiskelbę prezidentų, tai jisai ateis ir pasiskelbs kažką panašaus, jis pasakė prieš valandą. Nes pasižiūrėkite, kas vyksta su Cichanovskiu porele. Tas visas išgveręs, išgaišęs kalėjimuose, jinai tokia pavalgiusi labai gerai, labai įdomiai atrodo. Susitikinėja kaip valstybės atstovai su užsienio reikalų ministru Budriu. Nu tai kas jinai yra? Jinai tiesiog yra kandidatas surinkęs 10% kažkuriuose rinkimuose prieš daug metų. O jisai rezgė visokius sąmokslus, dalyvavo kažkokio antivalstybinėje veikloje, dėl to sėdo. Ir yra nuotrauka, kad jisai su Kosovo pajėgomis, kovotojais kažkur kalnuose. Jisai yra įdomus tipas ir dabar Budrys, užsienio reikalų ministras, kurio apibrėžtos yra funkcijos, kad jisai susitikinėja su užsienio valstybėm, susitinka su Čestnaja Paračka, kurie save apsiskelbė kažkokiais, tai dabar jau jinai nebe prezidentė, o jau opozicijos lyderė, jau opozicijos lyderiais, nu tiek to. Bet jau daug metų tai jinai prisistatė, kad jinai prezidentė Baltarusijos. Ir susitinka ir kad diktatūra yra Baltarusijoje, kad štai Cichanovskiai tai labai gerai ir taip toliau ir panašiai. Ir mes to Budrio nerinkom, mes ten jo nepastatėme, mums už jį gėda yra ir viskas.
Tai ir daugiau, kokių čia dar naujienų sakau, aš džiaugiuosi, kad Lenkija uždaro visas sienas, tai jokia raketa nepravažiuos. Nes, buvo tokia antraštė, Lukašenka pagrasino Baltijos kraštam ir Lenkijai. Tai jis nepagrasino, jisai bijo pats bombonešių. Jeigu taip galima atskristi su bombonešiais, kurių nemato radarai ir prabombarduoti, ir pas jį atskris, kai Trumpui pasikeis nuotaika. Dabar Trumpas draugauja su Baltarusija. O jam pasikeis nuotaika ir viskas, o jam ten nuotaika mainosi, jisai jau mato, kad jam mainosi nuotaika. Nes žiūrėkit, paleido tą Cichanovskį, gal buvo susitarimas, kad jisai nelosų, jisai kiekvieną dieną loja ant Baltarusijos ir ant prezidento. Loja. Ir be to, rytoj yra Baltarusijos nepriklausomybės diena ir jisai bijo kažkokių tai fejerverkų. Tai Baltarusijos nepriklausomybės dienai žiūrėkit, kad tik tai Ariešnikų nepastatytų. Bet Šakalienė su Koščėjum nugalės. Šakalienė užminuos pasienį, o Koščėjus pastatys krokodilo dantis ir dar porą meškų. Tai tiek.